Taip, ople. Sveikas, mano mielas klausytojų, kažkokiu stebuklingu būdu pataikęs ant šitos informacijos, kol aš dar galutinai nesušalau šitose nuostabiuose laukuose. Papasakosiu trumpai savo istoriją atvažiavimo į šitą miestą. Į Druskininkus aš atvažiavau po skyrybų, pervažiavau aš iš Vilniaus čionai. Ir pirmus metus, kai buvo pavasaris ir čia sužydėjo narcizų laukai, aš apie juos buvau nieko negirdėjusi ir man, kai aš pamačiau, mes atėjom į šitą parką ir jis visas buvo pilnai apsodintas narcizais, pilnai visas laukas. O aš dar po skyrybų sukūriau dainą apie narcizų laukus. Tiesiog įsivaizduojami narcizų laukai, kaip ten viskas nusėta narcizais ir aš net nežinau, kad toks laukas egzistuoja. Ir bam, aš atvažiuoju į Druskininkus, aš ateinu į šitą pievą ir jinai pilnai visi plotai nusėti narcizais. Ir man buvo tada pradžia taip juokinga, aš atsimenu, aš žiūrėjau visą tai ir žvengiu, galvojau, wow, va čia tai aš į gerą vietą pakliuvau, va čia tai man bus geras backgroundas filmuoti video. Ir aš kaupiausi, planavau, kaip čia aš atėjusi į tuos laukus, papasakosiu apie tuos narcizus, kokie jie čia yra tokie, anokie ir visokie, žodžiu, žmonės, ne žmonės, o tiesiog monstrai. Ir tiek aš tos informacijos daug turėjau ir kol aš susikaupiau, praėjo keli metai, štai aš dabar susikaupiau pagaliau, štai kiek man laiko reikia susikaupti, kažką pradėti daryti. Ir aš ateinu įrašinėti video, o aš jau visiškai nebenoriu pasakoti, kokie yra narcizai tokie, šiokie, anokie. Aš noriu pasakyti visai apie kitus dalykus. Aš nebenoriu apie narcizus dabar, šitame video, šitame nuostabiame gėlių fone, lieti purvą ant žmonių. Kokie jie bebūtų, ką jie bebūtų man padarę, aš noriu papasakoti ne iš juodžiausios pusės, ne iš tamsiausios pusės, apie šitos žmonės, apie jų prigimtį, apie jų vidų, apie jų turinį. Aš noriu pasakyti dalykus, kurie man pasitarnavo kaip didžiausi pliusai įmanomi man pačiai, mano gyvenime, dėka narcizų indėlio į mano charakterį, į mano elgesį, į mano pasaulio suvokimą. Pas mane ir mama yra narcizė. Aš šito nežinojau visą gyvenimą. Aš nesupratau, kodėl aš negaliu su mama sukurti tokio tradicinio santykio, kokį turi kitose šeimose mamos ir dukros. Kodėl man taip nepavyksta? Visą gyvenimą man tai buvo labai didelis klaustukas, aš labai nuoširdžiai mylėjau mamą ir labai norėjau su ją artimai bendrauti, meilės ryšiuose, meilės santykiuose būti. Ir man nepavyko. Man niekada taip ir nepavyko. Arba gal aš dabar dar vis tą praeitį traktuoju kaip kažkokį tai, kur nebuvo meilės, nes kuo daugiau aš pradedu grįžti atgal, labai stipriai dirbti su savo traumom, tuo daugiau meilės aš tenai randu ir pamatau, kiek vis dėlto buvo padaryta dėl manęs, kiek įdėta į mane buvo, kiek ir šviesos buvo tame santykyje. Bet vis tiek anksčiau aš augau nesuprasdama tokiame neaiškume, kodėl aš dedu pastangas, o rezultatų nėra arba rezultatai tik blogėja. Taip kaip ir su vyru buvo. Kai aš dėjau pastangas į santykį ir aš nesupratau, kodėl viskas tik blogėja, o ne gerėja. Ir vėliau, kai aš per vyrą atradau narcisistinį sutrikimą, supratau, kas tai yra per nuostabus dalykas šioje žemėje. Ir man visiškai pasikeitė linzė, mano matymas pasikeitė. Aš pradėjau kitaip matyti, suvokti pasaulį. Tada per šitą patirtį savo šeimoje su vyru aš supratau visą esmę ir aplinkybės, kodėl buvo ta patirtis mano šeimoje su tėvais. Kame glūdėjo šitas santykio neįmanomumas sukurti ir sutvarkyti to santykio su mamyte. Po 30 su kapeikom metų aš tai tik tai tada supratau. Man taip jos trūko kaip mamos, o mamos narcizės jos negali mylėti. Tiesiog taip yra. Jos myli kaip jos gali, kaip jos moka, jos duoda tai, ką jos pajėgo jos duoti. Ir jeigu pas žmogų pas patį viduje yra tuštuma, jisai ir vaikui negalės tos pilnumos ir meilės perduoti. Ką jinai galėjo savo galimybių ribose, jinai man duodavo.
maksimaliai, kiek jinai galėjo. Ir dabar, kai aš atgrįžinėjau atgal, aš pamatau, kad iš tikrųjų taip, jinai man davinėjo maksimaliai, ką jai buvo iš vis įmanoma duoti pastangas, jinai tikrai dėjo. Tik tai mano vidinėme suvokime tai buvo ne tai, ko aš norėjau, tai buvo ne taip, kaip man atrodė, tai buvo nepakankama. Ir apskritai mano lūkesčiai ir reikalavimai tėvams buvo milžiniški. Ir aš dabar tik tai supratau, kad mes vaikai, mes gimstame su milžiniškais lūkesčiais, milžinišku egoizmu viduje. Ir kai tėvai neatitinka tų lūkesčių ir mūsų egoizmas nepatenkintas labai stipriai, kad nėra pagal jį viskas, mes tada ir jaučiam tas traumas ir būnam tada labai nuskriausti. Ir dar daug metų po to praėjo, gal kokie 5-6, pažindinimuose su narcisistinė tema, to giluminio nardymo šitoje temoje, labai informacijos rinkimo ir aiškinimuose, kas tai per dalykas, kaip tai viskas vyksta, iš kur tai atsiranda, kur prie ko veda. Ir tos sąveikos su narcisistiniu sutuoktiniu, kuris jau buvo nebe sutuoktinis, bet mes turim sąveikauti visada. Šiame gyvenime nepertraukiamai dėl mūsų dukros bendros ir per tą sąveiką vis transformacija toliau vyksta, mano vidinė. Ir toje transformacijoje buvo daug etapų. Daug etapų. Dabartinėme taške yra gebėjimas jau pamatyti vaisius tos mano asmeninės transformacijos, kurią man katalizavo narcizai. Mamos indėlį, vyro indėlį į tai, kas aš esu dabar, į tai, ką aš suvokiu dabar. Ir aš tiek matau naudos tame, kad aš turėjau šitą sąveiką, kad aš taip augau, o ne kitaip, kad aš iš mamos išmokau tam tikrų dalykų, kurių jeigu ne jinai, aš nebūčiau išmokusi, jeigu ne tas jos elgesys, ne ta jos sąveika su manim būtent tokia šiurkšti, būtent tokia šalta, būtent tokia atstuminti, būtent tokia nejautri, priverčianti mane daryti bet ką, kad tik tai jinai būtų šalia, kad tik tai jinai nepaliktų. Toks totally people pleaser. Ir aš į tą people pleaser užaugau. Skausminga buvo gyventi, nemokant apsiginti, nemokant savo poreikių patenkinti pirmą vietą, statant kitų žmonių poreikius. Bet būtent tai, kad aš tada to nemokėjau, man padėjo gilintis taip stipriai ir taip stipriai dirbti su savim tam, kad aš išmokčiau šitų dalykų. Ir tik tai dėka šito darbo ir gilinimuose aš pradėjau tobulėti šitoje srityje. Ir aš pradėjau žiūrėti, kaip atrodo tada, jeigu tu ne kitų poreikius statai į pirmą vietą, o savo poreikius. Kaip tai daryti iš viso, Dieve mano? Paskiau pradėjau žiūrėti, o tai kaip ta agresija, kurią man mama taikydavo ir kurios aš visą gyvenimą išmokau bijoti, išmokau šalintis, išmokau nusileisti, kaip ta agresija gali man pasitarnauti. Ir aš pamačiau iš mamos pavyzdžio, kad jeigu aš pasimsiu šitą įrankį ir pritaikysiu savo kasdienybėje tada, kai man reikia gintis, būtent mamos pavyzdys man bus ta kelrodė žvaigždė, kaip tinkamai aš turiu bendrauti su žmonėm, kurie visiškai pažeidžia mano ribas. Kaip kritikuoti kitą žmogų, kaip jam padaryti skaudą, kad jisai pajaustų, kad jisai užlipo ant svetimos teritorijos. Aš tai puikiai išmokau iš mamos. Ir aš tai puikiai išmokau iš buvusio sutuoktinio, kuris irgi labai gerai mokėjo spręsti reikalus, labai gerai mokėjo statyti žmonės į jų vietas. Taip lengvai ir grakščiai galima sakyti, per tuos pačius humorą ir tą pratraukimas per dantį, ironija, sarkazmas. Žodžiu, žmogus tuos įrankius mokėjo naudoti puikiai, gražiai, lengvai pasakydavo kažką, pašiepdavo, o kitas žmogus labai greitai susiprosdavo ir atsistodavo į savo vietą. Kažkur balsą pakeldavo, kai reikia. Man buvo labai sunku kelt balsą už save, stovint, tvirtai kažką įrodinėti, tvirtai kažką pareikšti, tvirtai kažką pateikti. Ir dabar aš kiekvienoje situacijoje, kur man to reikia, aš prisimenu savo vyro pavyzdį, aš prisimenu savo mamos pavyzdį ir aš imu pavyzdį ir aš kopijuoju tą elgesį ir jį pritaikau situacijose, kur man būtina. Ir laikui bėgant aš išmokau su tą agresiją
sąveikauti, aš išmokau ją naudotis. Aš išmokau tiesiog naudotis tais emociniais visais savo įrankiais. Kada reikia daugiau, kada reikia mažiau, kur yra ta norma, kur yra tas balansas, kaip iš viso su savo visais tais vidiniais dalykais dirbti, kaip gyventi, kaip juos išreikšti. Dabar tebesimokau, vis dar tebesimokau, labai daug dalykų tebesimokau, bet pradžia jau yra padaryta. Pradžia jau yra įžengta į sąmoningumą ir padaryta pradžia, kaip sąveikauti su savo tą šešėlinę pusę. Dėka to, kad aš pamačiau, kuo man gali būti naudinga ta mamos šešėlinė pusė arba ta vyro šešėlinė pusė. Vyro, kuris labai mokėjo šaltakraujiškai ir šaltai spręsti reikalus, kai jam reikėdavo. Ir mano mama lygiai taip pat. Ir dėka tik tai šito šaltakraujiškumo man galbūt pavykdavo išspręsti narcisistinius santykius iš pirmo karto. Aš palikdavau partnerį narcizą iš pirmo karto. Turėjau iš viso 2 tokius santykius ir iš pirmo karto išeidavau. Man įsijungdavo tas šaltumas, kurį aš paveldėjau iš mamos. Ir kurį aš išmokau galbūt, stebėdama tą narcisistinį šaltą, beširdį tokį šaltakraujišką elgesį. Ir aš nenaudoju jo dabar niekur kitur išskyrus tada, kai man gyvybei gresia pavojus. Bet aš tada žinau, kaip man savo gyvybę išsaugoti. Aš tada galiu pasirinkti tą įrankį, kurį man perdavė žmonės narcizai. Jeigu ne jie, aš to įrankio nebūčiau savyje išdirbus. Aš jiems esu labai labai dėkinga šitiem žmonėm, suprantanti jų indėlio svarbą, indėlio reikšmę. Ir tie narcizai, jie spausdami, kartais išaukštindami, kartais spausdami mus per tokią amplitudę pamėtę, jie po to rezultate mums padeda sugrįžti į tą lygumą, į tą centrinę poziciją, į tą balansą savo viduje. Jeigu tik tai mes žiūrime, analizuojame ir pasidarome išvadas ir po to tomis išvadomis vadovaudamiesi kažką savo gyvenime reguliuojam, sureguliuojam ir pakeičiam. Labai daug ką man gyvenime reikėjo keisti, labai daug ko aš nesupratau. Aš kai gimiau, aš tikrai turėjau labai daug visokiausių tarakonų. Tikrai ne iš šio gyvenimo atsineštų. Ir aš tikrai ne pirmą gyvenimą gyvenu. Toli gražu ne 10. Ir ko tik aš neatsinešiau iš anksčiau. Ir labai gerai, kad per tokius elgesius tam tikrų žmonių savo gyvenime. Tai, ką aš atsinešiau, aš dabar turiu galimybę transformuoti, suprasti, persukti, perdirbti. Nes mano bagažas yra ohoho koksai. Ko tik aš nepadariau, ko tik aš nepatyriau, ko tik aš neatsinešiau šį gyvenimą. Ir visos šitos patirtys su tai žmonėm man padeda geriau pamatyti į save, pasižiūrėti, kur mano tarakonai. Ir kaip aš juos galiu su dichlofosu po truputėlį purkškaliot, ką aš galiu iš tos žaliavos perdirbti ir sukurti gero.